Ieškau vaikino, ieškau vyro. Kas norite į mano pretendentus tapti mano vaikinu, einu į pasimatymus, pas mane kava prasideda nuo 150 eurų. Su manim eit kavos atsigert, vien tik tai kavos eit atsigert su manim, prasideda kaina nuo 150. Ta prasme, nėra 150, aš su jumis neinu į pasimatymą. Tai va. Bei Bachas norėjo su manim susitikti 3 ar 4 kartus. Aš nei karto su juo nesusitikau. Fui. Man jisai šlykštus. Giedrutė, pažiūrėk kaip tu moteris, Giedrutė, kodėl tu pavydi? Giedrutė rašo, kuri pati modelis matosi kažką, bijo laivus daryti, ko gero pati parsidavinėji tu, mane stebi iš feika, dabar jis iš feika ant ketos mane gali stebėti, paviduolė tu, blokas tau. Bent jau turi gyvenime ką veikti.Tus kiek nelaimingų pavydžių žmogeliukų. Jūs kaip mano, nes kaina kris, jo kaina kris iš karto po Meibacho jaučiu. Ta prasme, man tai labas. O kodėl būtent nuo 150? Dėl to, kad nuo 150 pas mane kava prasideda. Dėl to. Tai va. Bet kaip sakau, pas mane dabar pasirodo, aš turiu klasiai merginą, kuri man pavydi. Žinai, ką aš ateisiu tą klasę? I'm gonna do my thing. Darysiu. Tai va, už 150 galėsime kartu praleisti kavinėje laiką arba restorane, už kurį taip pat turėsite sumokėti. Tai bus pokalbiai, šnekėsimės, bendrausime. Tai va. Ir toliau viską pokalbio metu išsiaiškinsim. Bet jo, pas mane tai pasimatymui, aš neinu į pasimatymą už dyką. Ta prasme, jeigu noriu vaikinas su manimi eiti pasimatymą, sakau, kava prasideda nuo 150. Tai va.